Sveiki visi, su jumis aš Ingrid ir tęsiu savo dienoraštį insaitų apie sutikti su tuo, kas vyksta. Iš tikrųjų yra vis tiek, kaip bežiūrėsi, yra kažkas tai daugiau negu mes. Ta prasme, žmonės yra vis tiek tas vadinamas objektas ar subjektas, nežinau kaip įvardinti, yra Dievas. Ir ta tema Svetlana Gorbač labai aiškiai išaiškino ir aš galiu tik tai tie, kas supras rusų kalbą, palikti komentarę nuorodą į tą, kaip pasakyti, paaiškinimą jos apie santykį su Dievu. Ir iš tikrųjų, ką tas duoda sutikimas su tuo, kad mūsų siela išsirinko būtent tokią mamą, tokį tėvą, mes pasirinkom tokią patirtį pragyventi šitam gyvenime, šito žemėje, vadinkim taip. Ir tas sutikimas su tokiu planu, su tokiu pasirinkimu sielos lygmenį, jisai ką duoda? Jisai duoda labai daug jėgos ir netgi drąsos gyventi. Ir kai mes kovojam su kažkuo ar nesutinkam, ar dar kažkaip, tai iš tikrųjų labai daug energijos nuteka į šitą kovą. Konfliktą, kovą, ar dar kaip jūs norite taip vadinkit. Ir aišku, jinai ten video aiškina, kuo skiriasi ten, pavyzdžiui, nuleisti rankas ir nekovoti, nes tai yra skirtumas, ten, pavyzdžiui, pasiduoti ir atsipalaiduoti, tai irgi yra skirtumas ir apie tos visus skirtumus jinai aiškina visą video. Tai aš tikrai jį išdėsiu, bet esmė tame, kad kai mes sutinkam su savo likimu, kurį mes pasirinkom sielos jau lygmenį ir pasirinkom savo tėvus, tėvai mūsų, kaip norite interpretuokit, ir kad tai buvo pati geriausia ar yra pati geriausia mama ir tėtis pasaulyje. Ir tas sutikimas išlaisvina arba labai daug energijos. Ir tada atsiranda galimybė visą tą energiją nukreipti ten, kur mes norim pokyčio, vietoj to, kad kovoti su tuo, kas buvo praeitį. Praeities nepakeisi. Viskas jau vyko. Ta aiškiai, pavyzdžiui, kai aš prisimenu, pasakau, vieną dieną skiriau priimti tą mintį, kad susitaikyti, kad tai buvo. Aš nieko pakeisti negaliu. Viskas tai buvo. Aš turiu tai, ką turiu dabar, bet aš galiu turėti ateityje tai, ką aš noriu. Ir man tenajos su vėjo malūnais, visą laiką makaluotis, visą laiką grėžiotis. Kam to reikia? Jau geriau iš tikrųjų susitaikyti. Nors tas susitaikymo procesas yra tikrai labai labai sunkus. Tikrai žinokit, turbūt dar ne vieną dieną vaikščiosiu ir vaikščiodama su šią temą kartais irgi sau leisiu susitaikyti su tuo. Buvo, viskas. Viskas. Aš esu čia dabar, man reikia žiūrėti tai, ką aš turiu, tam, kad judėti į priekį, nes iš to, kokius aš sprendimus priimu dabar, aš tą turėsiu ateityje. Ir jau geriau sau leisti, sutikti, kad mamos, tėvo likimas buvo toks, koks buvo, o mano likimas, aš galiu dar jį padaryti tokį, kokį aš noriu. Tai iš tikrųjų, tokia dar net mantra užsirašiau, Svetlana Borisovna Gorbač yra pasakius, aš dėkoju už viską, kas buvo, yra ir bus. Ir aš su tuo sutinku. Nes, tikrai yra kažkas daugiau negu materialus tas planas ir tas aukštesnysis dvasinis lygmuo. Jisai kai kuriais atvejais yra nuspręstas. Bet kai tu keiti dabar kažką, tu gali irgi paveikti į ten, kokį scenarijų pasirinkti, kuris gali būti nuspręstas. Tai man taip kažkaip tai dėlionė susidėliojo, nes aš turiu galimybę pakeisti dabar ir aš tą keičiu. Ir skatinu jūs lygiai taip pat daryti. Tiesiog sau leisti, sutikti. Taip, mano mama buvo pati geriausia, kokia galėjo būti. Mano tėvas buvo pats geriausias, kokį mama išrinko. Ir reikia neužmiršti dar vieną tokį dalyką. Mūsų fiziniai tėvai, tai jo, galim trenkti durim, išeiti, nieko nematyti. Tiesiog gali būti ir toks scenarius, bet mes viduj turim tą savo vidinius tėvus. Vidinę mamą, vidinį tėvą, vidinę moterį, vidinį vyrą. Ir taip, kaip mes su jais turim kokį kontaktą, tai gal geriau tą kontaktą padaryti nuostabų ir gerą ir visą dėmesį sutelkti į save, į savo vidinių dalių harmoniją. Tai kažkaip tai taip man vakar susidėliojo tokia mano dėlionė, mano tokia įžvalga, su kuria aš norėjau pasidalinti. Taigi, jeigu buvo įdomu, rašykit komentarą, aš labai lauksiu. Jeigu norit pasidalinti šito video, dalinkite su draugais pažįstamais, galit naujokai prenumeruoti, aš labai džiaugsiuos naujais pasiekėjais, mano minčių galbūt sutaps mūsų požiūriai į kai kuriuos klausimus ir tai tikrai atneš ir jums galbūt naudos, tas mano pasidalijimas savo išvalgomis. Taigi tiek ir iki rytojaus. Ate.